Labadiena, esu Mindaugas Norkevičius, dirbu Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakultete ir sveikinu jūs visus su nauja rudens semestro pradžia jūsų trečiajame kurse. Tai per šį semestrą jūs turėsite vieną iš privalomųjų studijų dalykų, tai yra karjeros planavimas politikos mokslų studentam. Šį dalyką jūs neatsitiktinai randate trečiajame savo studijų kurse, kadangi jau pradedate galvoti apie studijų praktikas, kur ir kada jas atlikti, tai tiek kvalifikacinė, tiek ir pažintinė. Ir lygiai taip pat tai yra jau pradėjimas galvoti apie darbo rinkos ir įsidarbinimo tendencijas po jūsų studijų laikotarpio. Tai šiame kurse mes aptarsime, kas yra karjeros reiškinys ir pati samprata. Kalbėsime apie tokių įrankių kaip karjeros plano rengimas, kodėl planavimo įgūdžiai yra vieni iš svarbiausių dabartinėje darbo rinkoje. Aptarsime, kokios tendencijos yra darbo pokalbių, įsidarbinimo, įvairių organizuojamų interviu, kokias technikas naudoti rengiant motyvacinį laišką bei gyvenimo aprašymą. Kalbėsime, kas yra projektinė veikla, kaip pildyti projektų paraiškas, kas tapo viena iš karjeros irgi formuojamų kompetencinių sričių. Aptarsime, kokių darbo įgūdžių, laiko planavimo kompetencijų reikia šiuolaikiniam darbuotojui. Ir įvertinsime įvairius sektorius nuo valstybinių politinių institucijų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, privataus sektoriaus, įvairių žiniasklaidos ir viešųjų ryšių agentūrų bei kitų sričių, kuriuose galima įsidarbinti jau po jūsų studijų laikotarpio. Tai rasite studijų planą, kuriame matysite visas studijų laikotarpio temas, kaip aš jas esu sudėliojęs, tai yra tiek teorinės paskaitos, tiek praktiniai pavyzdžiai jau iš specialistų dirbančių toje srityje, kurie yra mūsų fakulteto absolventai, ir lygiai taip pat jūsų praktinių užduočių atlikimo visa eiga ir suformuotas užduotis.